Sveiki, čia Mero paspirtukai. Šiandien apžiūrinėsim boosterį su maksimaliai įmanomom opcijom, kurias reikia užsisakinėti papildomai ir kurios neįeina į standartinį paketą. Kadangi saulė jau leidžiasi, tai ko gero keliaukim į lauką, kad geriau matytųsi. Čia tas boosteris su maksimaliu paketu, o šis paprastas. Pirmas skirtumas, kuris krenta į akis, tai yra pagrindinė lenta, kuri nudažyta dažais ant viršaus, padarytos juostelės, logotipas irgi perkeltas ant lentos. Na ir apačioje, aišku, įdėtos varžto apsaugos, jos grinai dekoratyvinės, iš plastiko. Vizualiai atrodo visai neblogai, tačiau, nežinau, važinėjant per bortus ir nuo bortų, čia pirmas dalykas, kuris kentės. Tie, kurie žada važinėti gana ramiai, na, aišku, labai gražus patobulinimas, bet funkcinės naudos apart grožio šičia nematau, bet atrodo labai neblogai. Suguldžiau paspirtukus, kad būtų galima palyginti. Korpusas ir rėmas yra identiškas, skirtumo jokio, dugnas irgi nesiskiria. Vienintelis dalykas, į šitus tarpus yra įdėtos varžto apsaugos. Na, bent jau gamintojas taip vadina, kad čia yra varžto apsauga, nes kitos funkcinės prasmės aš šičia nežinau, kokią sugalvot. Labai gražus dekoratyvinis patobulinimas, kuris kainuoja papildomai. Abudu modeliai yra 17 metų. Šitas modelis yra su visais įmanomais papildomais priedais, tuo tarpu šis modelis yra bazinio paketo modelis. Tačiau tai yra boosteris. Ir boosteris jau savyje turi ir motorą galingesnį, dvigubai nei Masteris ir Eco. Ir yra visi tie patobulinimai ir priedai, kurių nebuvo 16-15 metų modelyje. Kaip kad ir lemputės gale, ir patobulinti stabdžiai, laidų žiedai, na ir visa kita, ką esu jau minėjęs. Gerai, žiūrim toliau. Krovimosi žiedas taip pat skiriasi. Yra įdėtas plastikinis žiedelis, priekinės lempos dega vienodai, čia nieko naujo. Tai bazinio boosterio ekranas. Papildomai užsakiau spalvotą ekraną. Nežinau, kiek tai yra reikalinga, nes vizualiai tai absoliučiai lygiai tą patį rodo. Tik tai vienas yra spalvotas, kitas ne. Bazinis modelis tamsoje turi pašvietimą. Na, o čia papildomai užsakiau spalvotą ekraną, kuriam turbūt pašvietimo nereikia. Yra ir pašvietimas. Tai nieko nesiskiria. Pašvietimas lygiai tas pats, tik tai ekranas kitas. Neįpratęs prie ekrano, tai Neįpratęs prie ekrano, tai šiek tiek sunku susigaudyti, kai kurios skaičius žiūrėti. Važiuoja lygiai taip pat. Vienintelis skirtumas turbūt tas ir gavosi, kad galima užsisakyti skirtingą padą, kuris yra nudažytas raudonom juostelėm, ir papildomas varžto apsaugas, na ir spalvotas ekranas. Visi šie patobulinimai yra grinai kosmetiniai ir dekoratyviniai. Nieko, kas pagerintų patį funkcionalumą ar važiavimo greitį, kaip ir nėra. Na ir dar lyginant su mano demo paspirtuku, kurį pirkau pernai metais, su šių 17 metų modeliais, man labai patinka, kad tie naujieji modeliai turi švelnaus starto funkciją. Spaudžiant greičio svirtelę yra naudojama maksimali galia iš karto, tačiau jinai yra pateikiama labai švelniai. Tai yra nėra to pradinio trūkčiojimo, kokią aš turiu pas save ant paspirtuko. Įsibėgėjimas yra labai švelnus. Wow. 1-2 aš jau važiuoju. Dar nesu iki šiol išbandęs šitos trasos. Čia pas mus kieme medinė terasa. Žiauriai fainai. Medžiu dar neteko važinėti. Minkšta kvepia. Wow. Taigi apibendrinant, galiu pasakyti, kad tie kosmetiniai dekoratyviniai patobulinimai, nors funkcionalumui nieko neprideda, paspirtukas nevažiuoja greičiau, nestabdo geriau, ratų sukibimas irgi nuo to negerėja, bet
Vizualiai atrodo tikrai neblogai, ypač patinka man tie apatiniai švaitai, bet bijau, kad po pirmo ar antro borto vieną ar kitą turėčiau išlaužti. Na, bent jau mano važiavimo stilius yra toksai, kad aš šokinėju, nevažiuoju ramiai, lygiu keliu, nevažinėju vien tik tai parkuose, o naudoju kaip transporto priemonę kiekvieną dieną. Taigi visi tie, kurie klausdavo, ar įmanoma užsisakyti dar geresnį ar naujesnį modelį, ar gamintojas dar kažką šiemet išleis, tai galiu pasakyti, kad taip įmanoma, bet visi tie patobulinimai yra tik tai kosmetiniai. Kągi šį kartą tiek, kaip visada, važiuokit saugiai, iki. Na taip, pavažinėjau su paupgraidintu, negi nuskriausiu bazinį modelį.